Keisti tie vyrai, vos tikas, tuoj ginklą imasi. Gerai dar, kad eilinis Kazlauskas taikiai nusiteikęs. O jei ne, tai ir Ukmergėj raudų siena atsirastų. Ką ten siena? Visas raudų kompleksas. Eilinį Kazlauską, teik prie mūsų, mes tave čia laukiam. Tam savadį. Man sargant karinio miestelį nieko neatsitiko, raportavo eilinis Kazlauskas. Laisvai, tęskit tarnybą. Klausau. Šį kartą Ukmergės karinėme miestelėje išties nieko neatsitiko. Svarbus įvykiai klostėsi kiek anksčiau. Čiagi viskas buvo ko puikiausiai. Viskas, kad man sakom, lemputės į tos buvo paliktos. Tai išplėšė čia ukmergiškiai? Ukmergiškiai nugyva kiekvieną dieną. Sakau, gyva man iš 5 aukšto, tai matosi, kaip viskas ant delno. Na, tai komentarai čia nereikalingi. Prieškario Lietuvoje čia buvo dislokuotas pirmasis pėstininkų pulkas, didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas. Po karo čia buvo sovietų kariuomenės daliniai dislokuoti, inžineriniai. 1992 metais karinį miestelį perėmė Krašto apsaugos ministerija, įsteigusi čia specialiosios paskirties statybinę įmonę Dukstina. Direktoriaus pareigos buvo patikėtos kovo 11-osios akto signatarui Ukmergiškiui Kęstučiui Griniui. Tai būtų mano turtas, tai kitai būtų čia valstybinis turtas, tai buvo ministerijos turtas, kuris tik pavesas prižiūrėti, neduodant pinigų, tai visa problema iš to išėjo. Nu, liko tik tai mūras, sienos ir stogas. Mes, kai maži buvom, atsimenu, griovėm kapitalizmo palikimą, o dabar sovietai, tai čia, kad, gal, sakau, natūralu. Nuo šių metų sausio 15 dienos karinio miestelio liekanas pradėjo saugoti 4 kariai. Ar būna pažeidėjų iš toj teritorijai? Nu, būna, kaip pagaunam žmogų, perspėjom, jeigu jisai nėra piktybiškas ir paleidžiam, bet jeigu labai šakosi jau, tada vedamės pas save čionais. Ir sušaudote? Prašom, kad parašytų pasiaiškinimą. Prieš 60 metų iš šių kareivinių į sostinę Vilnių įžygiavo pirmasis kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulkas. Sugriuvę naujųjų lietuvių metais metoninės kareivinės ir dabar nepasiduos be mūšio. Mergų čia kokių neteina? Nu, būna, bet tai... Jos čia veikia. Yra tarnyba, niekas jam nepadarys. O ką jau tamsta norėtum padaryti? Be darbų.